testai praėjo labai puikiai. Smagu grįžti į tokį automobilį. Mėnesis laiko nevažiuota. Šiaip labai patenkintas. Radom tikrai savo nustatymus. Pralėkėm kokį virš 100 km. Tai viskas gerai, su inžinieriais pakalbėjom, kad kartais sunkiai mušinėjęs pavaras, bet ten padarė, viskas tvarkoja, tai nežinau, viskas puikiai. Tai dar vienas toks įvykis testuose buvo, vat iš karto jau apdailos mašinos automobilio pagadintos, einant į priekį parodysiu. Čia irgi jo. O kai tik buvo naujas automobilis, deja, turės mechanikai daryti kosmetiką, bet viskas gerai, pasižiūrėjom ir slėgių skirtingus ant akmenų, kaip važiuoti, ir ant smėlio, pasibandėm skirtingus oro, kaip pasakyti, slėgį padangose, tai žodžiu, nežinau, labai gerai, amortikais tikrai patenkintas, labai komanda dirbo ir rado tikrai gerą setupą palei mane, nes kai važiavau praeituose, šiek tiek buvo kietesni amortikai, bet šį kartą tikrai jaučiuosi tvirtai ir ramus, tai nežinau, laukiam to prologo. Iš tikrųjų, atrodo, kai tu išvažiuoji iš namų, nori iš karto jau startuoti, dar čia 5 dienos tokio nieko neveikimo. Tai tas labai kaip pasakyti, išmuša iš vėžių, bet poryt jau tas startas ir tada prasidės visi reikalai, tai viską pamatysim.